Na va, kągi dar norėjau papasakoti. Šiandien dar noriu papasakoti irgi apie labai tokį įdomų reiškinį terariume, kuris vis įsibėgėja ir vis stiprėja, žinoma, nebe Nevidono pagalbos, o tiksliau tai tiesiog su Nevidono pagalba ir jo tarnų pagalba. Ir kasgi tas reiškinys ten būtų? Ogi reiškinys tai būtų savižudybės. Jo, labai ten, žodžiu, visi ten tie Nevidono tarnai, tai įvairių valstybių vadovai visokie, prezidentai ten, ministrai įvairūs, visai kaip jau pradeda atvirai propaguoti žmonių savižudybę. Na, maždaug tipo jau tu ten arba vargšas esi, arba, žodžiu, jau sergi, sakykim, visuomeniai naudos neneši, tai geriausiai būtų, kad imtum pats ir nusižudytum. Nu ir aišku, žinoma, jie teikia visokeriopą dar pagalbą tiem nusižudimam. Čia jau, aišku, Kanadoj tai čia yra pirmaujanti ta, sakykim, kolonija, tai tuo klausimu, nes ten jau, žodžiu, jau keletą metų jau vyksta tos savižudybės, jie labai gražiai pavadinę, kabutėse gražiai, aišku, tai pavadinę jie medicinos, kaip čia dabar asistencija būtų, ne, medicininę pagalbą nusižudant. Va, ne, mirštant, jo, ne medicininę pagalbą mirštant, va, numirti, žodžiu. Teikia jie medicininę pagalbą, kad žmogui būtų paprasčiau numirti. Na ir kaipgi jie ten teikia tą pagalbą. Yra, aišku, ten pagalbos linijos tokios, jeigu jau sugalvoji, žodžiu, nusižudyti, tai skambini į tą liniją ir toj linijoje, aišku, jie ten jau galutinai tave damuša. Sakykim, kad jeigu gal dar abejoji, gal dar kažką, bet jau tada tikrai sako, ką tu čia be abejoji, varyk jau šiek tiek greičiau iš šio pasaulio, tai ir tau baigsis visi vargai ir kančios, žodžiu. Nežinau, ar čia teisybė, kad baigsis tie vargai ir kančios, o gal kaip tu jau pakeli prieš save ranką, kaip ir, žodžiu, atėmė iš sutvėrėjo tos patirties galimybę, nesakykim, tai turbūt nepasibaigė labai gerai tokie dalykai. Nu, čia kalbu apie terariumą, aišku, nes kaip ir buvau minėjęs, kad sutvėrėjas per tos savo vaikus jisai patiria, sakykim, tą gyvenimą, renkasi kažkokią patirtį ir panašiai. Nu ir, žodžiu, jeigu tu jau pats pakeli ranką prieš tą savo kūną ir užbaigi tą patirties kelionę šiam pasauliu, taip grubiai, tai, žodžiu, tada matyti yra kažkokios pasiekmes jau iš to. Negaliu pasakyti aš dar kokios tos pasiekmes, įvairių čia yra irgi pasakų, sakykim, kokios tos yra pasiekmes, bet niekas tiksliai nežino iš tikrųjų. Nu, bet esmė, kad va, tai labai skatina, žodžiu, tą savižudybę. Nu, iš pradžių, aišku, kai tai prasidėjo ten toj Kanadoj terariume, kad, žodžiu, iš pradžių tik tai savanoriškai, paskui jau pradėjo kalbinėti, paskui jau nusprendė, kad jau jeigu, žodžiu, pavyzdžiui, koksai su psichinė negalia yra žmogus pripažintas, kad jisai su psichinė negalia, gal jisai ir visai ne su psichinė negalia, bet, žodžiu, tada jau gali gydytojas nuspręsti, kad, jisai užsimanė tą žmogus jau nusižudyti, žodžiu, ir tada, aišku, padeda jam numirti tam žmogui. Va, o dabar jau paskutiniu metu tai ten iš vis pratobulėjo ir man atrodo, kad jau dabar nusprendė, kad jau ir vaikai gali nuspręsti, kad jie nori susižudyti, nusižudyti. Ir, pavyzdžiui, įsivaizduokit, nueina ten jūsų vaikutis į mokyklą, jeigu jūs gyventumėt Kanadoj, pavyzdžiui, ir jisai nueina ten pas kokią sesutę ar pas mokytoją ir sako, aš jau nebenoriu toliau gyventi, pavyzdžiui, gavo nelabai gerą ten pažymiuką, arba ten kokią meilę nepasisekė, ar dar kažką, žodžiu, ar kas nors pasityčioja. Ir tos vaikutis nusprendžia nusižudyti ir pasirodo, kad dabar jau pagal naujausius tuos įstatymus jau nebereikia tėvų net informuoti ar tėvų sutikimo, žodžiu, išleidai vaiką į mokyklą, o jis ir negrįžo ir tau paskui atėjo pažyma, kad va tavo palikuonis, sakykime, ten ar sūnus, ar dukra nusprendė palikti šį pasaulį ir mes jam padėjom tą padaryti. Ir tokia pagalba jau ten irgi yra jau įteisinta, žodžiu, viskas tas vyksta. Čia, aišku, labai Nevidonas ploja rankutėm, sakykim, kad tų žmonių vis mažėja, nes, kaip ir sakiau, jau atėjęs yra tiesioginio naikinimo tas etapas, dabar gal kai kur paruošiamieji darbai, kai kur ten jau, sakykim, rimčiau spaudžia prie to reikalo, ten badas, karas ir taip toliau. Ir aišku, dar tokį dalyką daro, kad ir skatina tas savižudybės ir, aišku, nelabai ką jau ir atsilieka čia ir Europai, ir Olandija jau girdėjau, kad liktai tokie jau yra įteisinti
įteisinta eutanazija, pavyzdžiui, porų eutanazija, jeigu, pavyzdžiui, vyras numirė, tai žmona gali tiesiog nueiti kartu su juo numirti, arba atvirkščiai, sakykime, jeigu jau žmona pasimirė, tai ir vyras gali tiesiog nueiti kartu su juo numirti. Ir Prancūzijoje liktai va jau ten tas makaronas jau ten šneka, o gal jau ir yra, nežinau, kokie tai įstatymai. Na, bet esmė, kad ta linkme labai jau stipriai jie dirba. Ir tam savo pasaulio ekonomikos forume nuolat kalba, kad atsiradusi yra ir ateityje vis didės ta, kaip čia dabar, nenaudingų ta žmonių grupė, ne, čia kaip ir, kurie būtų geriausiai, aišku, jeigu jie patys paimtų visi ir pasidėtų savo nusižudyti, žodžiu, ir išeitų iš to pasaulio. Tai va, kokie labai įdomus dalykai dedasi tam terariume. Nu, nežinau, ar čia įdomus, iš tikrųjų tai labai baisus dalykai, ypač labai baisu ten su tom psichiniam ligom, tai netgi dar yra toks, kaip čia, sakykime, tas psichinių ligų pripažinimas. Tai gali, pavyzdžiui, normalų žmogų tam terariume paimti ir pripažinti psichinių ligonių. Dėl kokių, pavyzdžiui, priežasčių gali pripažinti. Jeigu tas žmogus pradeda kažką tai šnekėti prieš valdžią labai, nu tai pavadina jį psichinių ligonių, ar ten, sakykime, nepasiduoda ten tiem nevidoniškiam įstatymam kokiem, ar ten jų nevykdo, tai irgi pavadina psichinių ligonių. Arba, pavyzdžiui, jeigu jisai jau yra prieš skiepus, nu tai skaito, kad jam visai su galva yra negerai ir irgi gali iš karto pavadinti psichinių ligonių ten kokią nors gydytojų komisiją, o paskui jau gydytojas ir nusprendžia, kad jau tokie psichiniai ligoniai jie, kadangi jau patako psichiniais ligoniais, tai jie visi nori tos pagalbos, kad tik tai jis numirtų kuo greičiau ir paliktų šį pasaulį. Nu ir va tam terariume jau irgi galvoja, kad bus naudojamas, va tas nevidonas tai planuoja, kad tas įrankis jau, kai jau daugumoje šalių jau jis bus įteisintas, ta medicininė pagalba tai savižudybė, tai tada jau aišku, jie jau ir su tom psichiniam ligom stipriau pradės darbuotis ir vat, tokia laukia liūdna ateitis va tų terariumo gyventojų ir sunku čia ką patart kol kas, gal patarimai čia kitoj bus, kaip sakant, laidoj. Tai va, tai tiesiog reikėtų žinoti, kad tokie dalykai yra ir stengtis nepapult, kaip sakant, ant to grėblio. O jeigu tokių dalykų dar nėra, vat, kažkokioj ten toj terariumo šaly, nu tai reikėtų bandyti kažkaip tai gal ir užkardyti, kad neatsitiktų. Nors nelabai kas ten tų žmonių klauso ten, ar kokių protestų, ar dar kažko tai. Tai nemanau, kad pavyks tam terariume užkardyti tokius dalykus. Galvoju, kad visur turbūt priims tokius pačius ten tuos įstatymus, vat, ir įstatysi tą rėmą, žodžiu, tuos žmogeliukus ten gyvenančius. Ir baigsis jiem turbūt su medicininė pagalba. Tai va, tai tiek tam kart.